Akcinė bendrovė Šiaulių energija primena, kad 2024 metais Liepos 24 dieną Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Tai yra mažai renovacijai. Gyventojai norintys atnaujinti senas, neefektyvias pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas dar iki šių metų Liepos 23 dienos gali teikti paraiškas ir pasinaudoti valstybės paramą iki 70%. O Šiaulių energija padės jiems tai įgyvendinti. Iki paraiškos pateikimo daugiabutis namas buvo atnaujintas pagal daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programą ir jame nebuvo atliktas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas. Arba bendras daugiabučio namo plotas yra iki 1000 m². Daugiabutis namas yra įtrauktas į nekilnojamo kultūros paveldų registrą arba daugiabutis namas, kurio šilumos punktas yra elevatorinis arba yra senas susidėvėjęs automatizuotas šilumos punktas arba turintis medinių konstrukcijų. Projektas turi būti įgyvendinamas daugiabučiame name pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus ir atitikti bent vieną iš nurodytų sąlygų. Aplinkos projektų valdymo agentūra finansuoja nedaugiau kaip 60% visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų, o subsidija yra padidinama 10%, jeigu projektų elevatorinis šilumos punktas keičiamas į naują automatizuotą. Be to 100% finansuojama visos tinkamos finansuoti projektų išlaidos būtų ir kitų patalpų savininkams, kurie yra nepasiturintys gyventojai, tai yra turintys teisę į šildymo kompensaciją. Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas arba mažoji renovacija – tai šių sistemų modernizavimas ir subalansavimas taip, jog tiekiama šiluma pastate būtų panaudojama efektyviai. Ši modernizacija ypač aktuali tiems daugiabučių namų gyventojams, kurie pastate jaučia netolygų šilumos pasiskirstimą. Tai yra vienuose butuose per šiltą, o kituose per šaltą. Netolygų šilumos pasiskirstimas neatsiranda per vieną dieną, tai eilės metų veiksnių pasekmė. Dalį šių veiksnių lemia gyventojai savavališkai keisdami radiatorius, vamzdynus į neatitinkančius reikalavimų ir poreikių ir taip išbalansuodami pastato visą šildymo sistemą. Dalis šių veiksnių kyla dėl butuose esančios šildymo įrangos senėjimo proceso. Per tam tikrą laiką šildymo sistemose kaupiasi nuosėdos, dėl kurių sistemos nebegali tarnauti taip pat veiksmingai kaip anksčiau. O didelis dažų sluoksnis ant radiatorių žymiai sumažina šilumos atidavimą į patalpas, kas lemia žemesnę patalpų temperatūrą. Pasinaudojant valstybės parama, galima pasikeisti senus jau susidėvėjusius elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus arba atnaujinti senus automatizuotus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje arba įsirengti atskirą šilumos punktą. Daugiabučių namų gyventojai turi galimybę pasinaudoti valstybės teikiamą paramą šildymo ir karšto vandens sistemos prietaisų keitimui, termostatinių ventilių įrengimui, vamzdynų keitimui ir izoliavimui, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos įrengimui, šilumos apskaitos prietaisų ir šilumos daliklių sistemos įrengimui, išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių ir šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose diegimui. Taip užtikrinant efektyvų šilumos paskirstimą pastate ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimą. Gegužių gatvės 37 daugiabutyje jau yra atlikta mažoji renovacija, modernizacija. Namui yra daugiau kaip 50 metų. Jūs įsivaizduojat, kas tai yra. Ir būtent praeitais metais buvo priduotas ir pakeista visa šildymo sistema. Dažniausiai įsivaizduoja šildymo sistemą, tik yra butuose radiatoriai. Ne, tai visi vamzdynai paduodami, grįžtami, visas šilumos punktas, visai karšto vandens vamzdynai, visi radiatoriai. Kuom dar yra labai gerai šiais laikais atlikti mažą renovaciją, būtent visas punktas yra pilnumoj automatizuotas. Kiekvienas butas, kiekvienas kambarys turi savo reguliavimą, turi savo termostatus ir būtent visa apskaita vyksta pagal visą reguliavimą. Padarėm gyventojų susirinkimą, padarėm protokolus, pasirašėm, gyventojai sutiko, pateikiau paramą, paraišką PAFui, gavome paramą, darėmės projektus, pirkome darbus per CPO sistemą ir atlikom modernizavom, prisidavėm, dabar esam patenkinti. Akcinė bendrovė Šiaulių energija padės daugiabučių namų gyventojams atnaujinti savo pastato šildymo ir karšto vandens sistemas ir administruos mažosios renovacijos projektą. Rengs techninę dokumentaciją, skelbs viešuosius pirkimus ir kontroliuos sėkmingą projekto įgyvendinimo eigą.
Jei daugiabučio namo butų savininkai dar neturi sukaupę pakankamai lėšų mažosios renovacijos projektui įgyvendinti, Šiaulių energija svarstys galimybę skolinti trūkstamų lėšų dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams. Didinti energinį efektyvumą savo daugiabučiuose namuose ir mažinti išlaidas už energiją gyventojai gali modernizavę pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, tačiau didžiausius sutaupimus pasiektų daugiabučiam namui dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programoje, kuri ne tik padės sumažinti mokėjimus iš šilumos energiją, bet ir pagerins pastato techninę būklę, pratęs pastato eksploatavimo laiką, padidins turto vertę bei pakeis tiek pastato, tiek miesto estetinį vaizdą. Akcinė bendrovė Šiaulių energija skatina daugiabučių namų butų savininkus nepraleisti galimybės modernizuoti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas bei pasinaudoti valstybės parama.